Arba galėtum suvaidinti apkūnų žmogų, kuris bando prasimušti komedijai, bet jo humorą nieks nesupranta ir kaltina, kad jo laidų kopėtų nuo Between Two Ferns. Suprant, čia jau yra rimtas psichologinis vaidmuo. Aš jau pats taip paimti, žinai, ir suvaidinti, tai nėra kažkoks bairis. Tai yra labai liūdno žmogaus istorija. Tai yra labai daug sluoksnių. Tikriausiai tas žmogus yra su dideliu nepilnavertiškumo kompleksu, žinai. Man reikia coacherio, man reikia gero režisieriaus, kuris mane įstatytų į tas vėžes, kuriuose aš galėčiau tada ieškoti to personažo, ieškoti to nelaimingo žmogaus, to vargšo pasimetusio, niekam nereikalingo apkūnaus komiko. Tai čia tikrai, šiaip čia jau tragedija yra. Mano žanras labiau komedija yra. Aš toks charakterinis. Čia reikia daug tokio, aš įsivaizduoju, ten daug toks turėtų būti, žinai, toks, kažkaip, bet, sakau, čia ilgas, sudėtingas procesas tokį vaidmenį išgrynint.